Labadiena, mėly bičiuliai, tikiuosi gyvenat gyvenimą. Kol Lietuva gyvena mokestinė reforma, nekilnojamo turto mokesčių, antra pensijų pakopa ir pačėsų, tas temas, kurias mes galėsime aptarti ateityje. Šį kartą aš norėjau jūsų dėmesio truputį galbūt netokiai seksy temai, apie kurią yra mažiau kalbama, bet jinai yra nepaprastai svarbi, jeigu mes norime dėliotis supratimą apie pasaulį, kuriame mes gyvensim. O mes labai tai specializuosimės ir atsispirti mes turime nuo supratimo apskritai, kas yra Europos Sąjunga. Nes tai bus bet kokia atveju, viena ar kita forma, tai bus žaidėjas tarptautinių santykių, tarptautinės politikos. Klausimas, ar tai bus objektas ar subjektas viso to, kur mes einam. Ir todėl šį kartą aš norėjau skirti laiko diskusijai su jumis apie mitus, kokius mes turime Europos Sąjungą, kelis, ir jų išsklaidimui, ir tai, ką turėtų padaryti Europos Sąjunga, jinai turi būti žaidėjas tarptautinius santykius ateityje. Konkretus mano pasiūlymai, be kurių aš neįsivaizduoju, kad mes galėtume judėti priekį. Lietuva tame tarpe. Mes įsivaizduojam Jungtinės Amerikos valstijas, mes įsivaizduojam Kiniją, tačiau Europos Sąjunga paradoksaliai yra daug mažiau mums suprantamas darinys, kaip jisai veikia ir jo modus operandi. Ką turiu omeny? Turbūt dėl to, kad tai yra labai arti, mums žymiai sunkiau vertinti, objektyviai pažiūrėti šalies, netgi palyginus su kokiam nors Jungtinėm Amerikos valstijom, ar ne, kur yra tėvai, kurie sukūrė labai sudėtingą mechanizmą, atrodo, kuris visą laiką tas politinis garvežys visada važiuoja, Europos Sąjunga tartum yra paprasčiau, bet realiai taip nėra. Ir tai labai apipinama iškart labai daug mitų. Europos Sąjunga yra vienas didelis mitas. Ir mes pabandysim šiandien juos išsklaidyti ir kaip mums judėti toliau. Tai pradedam. Kad mes suprastumėm, esu kažkada jų minėjęs, bet keli atskaitiniai taškai. Europos Sąjunga iš esmės yra imperija. Mums labai keista tai girdėti, dėl to, kad mes įpripratę, ta konotacija yra visada bloga, ar ne, imperija visada susijusi su blogais dalykais. Ir mes turime Rusijos imperiją, mes turim Kinijos imperiją, ar ne, ir kartais ten Jungtinės Amerikos valstijos, blogietiškai pavadinama imperija, kai norint parodyti, kad jinai kažką ten tokio blogo daro, bet Europa yra pūkuoti ir geri. Tai ne, mes esame imperija tiesiog, kuri dirba ir pasiekia savo tikslus kitomis priemonėmis, nei tai daro kitos šalis. Mes tai darom per akį, per teisės aktus. Jeigu tu esi verslininkas kuriame nors pasaulio taške ir tu nori pasiekti rezultatą, nori patekti į ES rinką, o jinai vis dar yra didžiausia pasaulyje, ir pažiūrėkite, visi kalba, o ES ten apie nieką, nieko nelemia, visi ten lopai iš serijos. Bet kur visi tiesia kelius, ar ne? Kur Kinijos yra šilko kelias naujasis? Na, į Europą. Jungtinės Amerikos valstijos, jos žaidžia tą žaidimą, dėrybos, čia jūs mums 28 kisielius, bet realiai, na, jie dėliojasi su kitais tam, kad būtų atspirties taškas, tam, kad susidėliot po to su Europos Sąjunga irgi naujų žaidimų dalykus. Dėl to Europos Sąjunga yra, na, rinka, be kurios tu sunkiai gyvensi. Ir Europos Sąjunga tą žino. Ir jinai sako, gerai, jeigu jūs norit patekti pas mus, jūs turite laikytis mūsų taisyklių, mūsų teisės aktų. Ir tuos teisės aktus įmonės, kurios nori įeiti, turi priimti. Turi žaisti pagal tuos taisyklės. Ir ką daro tos didelės įmonės? Tos didelės įmonės savo konkurencingume, jos sprendžia labai paprastai. Jos tada eina pas savo šalių vyriausybės ir sako, žiūrėkit, mums Europos Sąjunga primetė tokio žaidimo taisyklės, tie blogiečiai. Darykime taip, kad ir mūsų šalyje būtų tos taisyklės. Ir taip ES taisyklės plinta į kitas šalis, į kokį nori, tos, kurios nori žaisti ir kurių verslas yra pakankamai stiprus, kad ateitų ES rinką. Suprantat, tai yra iš tikrųjų imperinis modelis. ES iš tikrųjų neturi sienų, ką mes dabar diskutuojam. Mes dabar diskutuojam, ar Ukraina priimti ES. Ar ten vietos yra Serbijai, Bosnijai, kitom šalim Balkanuose, Gruzijai, ar ne, Moldovai. Kas tai yra? Tai yra imperinis požymis. Imperija nori plėstis. Kai kurie jo dariniai nenori, kiti nori. Daug centrų, ar ne, kultūrinių centrų, kurie turi savo gyvenimą, ir yra vienas, kuris tai koordinuoja, pavadinkime, centras. Tai kaip mes įsivaizduojam, Briuselis nusprendė. Pakalbėsime ir apie tą mitą.
Tai yra visi imperinės logikos požymiai. Ir čia labai svarbu ES atsiradimas. Jums niekada to nepapasakos mokykloje ar universitete, bet ES atsiradimas iš esmės buvo paskatintas daugeliu faktorių. Jungtinės Amerikos valstijos, jam reikėjo vieno darinio, kuris ten nesikaltų, o su kurio pagalba būtų galima kovoti šaltąjį karą ir vidiniai interesai. Bet vienas iš tų interesų buvo Sueco kanalo krizė. Sueco kanalo krizė, kai Jungtinės Amerikos valstijos iš esmės pasako prancūzam ir britam, kad jūs sėdate ant suoliuko, dabar pasaulio vandenynus kontroliuosime mes ir jūs nebesat imperijos. Ir toks postūmis integracinis tada atsitinka dėl to, kad tos šalis, kurios ES buvo įkūrėjas, tuo metu ES vadinasi kitaip, didžioji dalis iš jų buvo imperijos viena ar kita forma. Ar ne? Turėjo savo kolonijas, turėjo kitus dalykus. Ir staiga jo susidarė po Antrojo pasaulinio karo su visai kita realybė, visai jų galia mažėja ir Sueco kanalo krizė buvo tas atskaitos taškas, kai jo suprato viskas. Ir Jungtinės Amerikos valstijos pasakė, susideda daiktus ir kraustytis iš kitur. Ir tai buvo paskatinimas vidinės integracijos ir ieškojimo kitų vietų bendradarbiauti. Anksčiau tu tiesiog nuvarydavo į Afriką ir ten tvarkydavaisi, ar ne? Ar kitaip imperinius dalykus spręsdavai. Dabar tu pamatai, kad tai tai nebe tas tvarus modelis ir tu jos ateiti nebegali. Ir ką tu darai, tu tada susėdi, pradedi darytis į kaimynus ir ten, tai gal su juo galima kažką, su juo. Ir ES yra daugiau mažiau to išdava. Tokių imperijų, besibaigiančių imperijų bendradarbiavimo išraiška ieškant, kur tu gali savo dalykus parduoti ne pas save tose kolonijose ar tuos gauti resursus, kurio tau reikia ne iš savo kolonijų, bet bendradarbiaujant čia. Mes suprantam. Ir po daugelių dešimtmečių mes turim tai, ką turim. Mes turim ES, kuri mūsų galvose yra sėkminga institucija, kuriai kartais trūksta vadovo, bet šiaip ten viskas gerai funkcionuoja. Ne. Nežinau, turbūt ne vieną kartą esu jų minėjęs, kad vienas didžiausių mitų, kad ES kažką sprendžia. ES nieko nesprendžia. Ir visada, kai girdit politiką, kuris jums sako, ar ten debatai virtuvėje buvo, kuriuos girdite tarp šeimos narių, visada pasakykite, žiūrėkit, ir ten sako, Briuselis liepia ten tą ir tą. Briuselis niekada nieko neliepia. Šalis įstoja su tam tikrais įsipareigojimas ir tam tikrom teisėm. Ir Europos vadovų taryboje politikai nusprendžia politinėme lygyje. Ministrų lygyje sprendžiami paprastesni dalykai. Briuselis yra vieta, į kurią susirenka lyderiai priimti sprendimus. Bet Briuselis savaime nieko nesprendžia. Europos komisija yra ta, kuri po to įgyvendina ir prižiūri tuos sprendimus, dėl kurių būna sutarta. Europos komisija šiuo atveju negali susigalvoti kažko ir daryti kažką, kas nebuvo sutarta ir kur nebuvo prisimti įsipareigojimai. Tik po to politikai ten, kur jiem naudinga, išeina prie senelės Briuselį ir pasako, kaip jie čia sutarė, padarė ir ten visus gražius dalykus. Bet nepasako tai, kas buvo sutarta dar, ar ne? Ir dažnai tai būna tai, kas nepatinka, bet tada jau jie nurašo ir sako, čia Briuselis, čia ne mes. Tai yra vienas didelis mitas, kurį reikia labai atsikratyti ir tada ES pradeda žiūrėti visiškai kitaip. ES labiau vadintųsi valstybių šalių asociacija, jeigu realiai, nes labai sunku būtų ES primesti kažko, ko nenori daugiau valstybių. Aš bandžiau prisiminti ir susidėlioti, kas iš esmės Lietuvai buvo nenaudingo priimti ES per mūsų visą narystės laikotarpį. Ir žinot, koks yra, tai turbūt yra vienintelis teisės aktas, dėl kurio vėlgi galima diskutuoti. Tai yra vežėjų direktyva, kai vežėjai turi grįžti į Lietuvą, pabūti kurį laiką ir vėl tada gali važiuoti. Iš esmės tai yra vėlgi ar naudinga ar nenaudinga. Mūsų mokesčių surinkimui tartum tai nenaudinga dėl to, kad pas mus yra viena stipriausių vežėjų industrijų Lietuvoje, ar ne? Ir Prancūzijos šitas prastumtas dalykas, iš esmės, suradus labai daug pritarimo kitose valstybėse, buvo nukreiptas prieš augantį ir labai stiprėjantį Lietuvos vežėjų sektorių.
vienaip ar kitaip bandant sustabdyti, nes tai buvo, na, įsipareigojimas rinkiminis. Man taip atrodo, Makronas, kai pirmą kartą ėjo, jisai pasakė, kad va, žiūrėk, o gal ir ne Makronas, bijau pameluoti jums, bet tiesiog sakė, kad va, žiūrėkit, jeigu aš laimėsiu, mes bandysime tai, na, pristabdyti tuos rytų europiečių vežėjus, kurie dirba mažai, kurie dirba už mažai, kurie labai darbštus, kurie, na, mažiau miega, nes, nesvarbu, nepradėsim šitos, čia kita tema. Bet jie tiesiog labai konkurencingi ir jie nukonkuruodavo kitus vežėjus. Ir Prancūzija prastumė tokį dalyką, suradusi labai daug partnerių. Tai čia turbūt būtų vienintelis ES toks teisės aktas, kuris iš esmės buvo, na, Lietuvai nenaudingas. Klausimas, ar, na, tiem vežėjams nebuvo labai naudingas ir tiem žmonėm, kurie dirba tą darbą, ar ne? Bet čia kita tema, politinė, vėlgi mes grįžtam. Ir mes turim tokią ES, kokią mes turime. Mes turime tokią besibaigiančią imperiją su savo tam tikrais fantomais, kuriuos ji, na, gydo kitomis priemonės, nei tai daro, pavyzdžiui, Rusija, kokia nors Kinija ar Jungtinės Amerikos valstijos. Mes tiesiog veikiame kitais instrumentais per akį. Ir istorija yra graži. Atrodo, kad viskas neblogai susidėliojo, bet ES, kokią mes ją žinom, buvo kurta kitam pasauliui. Tame pasaulyje, kuriame Jungtinės Amerikos valstijos pasakė europiečiam, kad jūsų gynyba yra mūsų rūpestis. Jūs nelyskit, mes susidėliosim ir mes žinom, ką čia daryti, ar ne? Tai nebuvo vien ES susigalvojimas, kaip dabar mėgstama sakyti, va, amerikiečiai sakė, europiečiai nieko nedaro. Tai buvo ir Jungtinių Amerikos valstijų interesas. Nes tai buvo ginklų pirkimas iš Jungtinių Amerikos valstijų, na, kad ir nedaug, palyginus kiek dabar prasidės, bet tai buvo tam tikra sinergija ir tai buvo pagalba visokiose Jungtinės Amerikos valstijos karuose ir interesuose, artimuosiuose rytuose, tai buvo Jungtinių Amerikos valstijų bazės čia, tai buvo jų kova su Sovietų sąjunga ir vėliau Rusija viena ar kita forma. ES buvo, na, labai svarbus taškas. Ir Jungtinės Amerikos valstijos tame dalyvavo ir jom tai tiko. Vienas pirmųjų prezidentų, kuris pradėjo sakyti, kad žiūrėkit, kažkada tai baigsis, buvo realistas, kuris, na, labai nuvertinamas savo tai, ką jis padarė Jungtinėms Amerikos valstijom, nes jo reziumė yra labai prastas, tai yra Nixonas. Bet realiai, na, tai buvo kietas bičas. Labai daugelių prasmių, apie tai galima diskutuoti. Ir tai buvo bičas, kuris neskambintų Putinui. Ten netgi koks Reiganas, jisai darytų tai kitaip. Jisai būtų žymiai artimesnis Trumpui, negu mums atrodo, ar ne? Nors daug kas sako, kad Reiganas čia buvo kova ir, na, taip čia yra dabartinis mitas, ar ne? Kad jisai sugriovė Sovietų sąjungą. Na, Dieve mano. Ne taip viskas vyksta. Tai va, Nixonas buvo kietas bičas ir jis vienas pirmųjų pradėjo sakyti, kad ateis laikas, kai tai reikės, na, perdėlioti kitaip. Jisai buvo pirmasis, kuris su prancūzais, na, nutraukė tą, kad doleris yra priklausomas nuo aukso, kad remiasi aukso kaina. Jisai padarė dolerį tą valiutą, kurią mes žinom dabar, tai yra popieriukas pasitikėjimo, kuriuos tu gali spausdinti nepriklausomai nuo to, kiek turi aukso. Jisai sukūrė kitokią valiutos logiką apskritai. Ir jisai vienas pirmųjų ir daugelis prezidentų sakė, po biškį reikės, dėl to kaltinti Trumpą yra ganėtinai juokinga, nes, na, ir daug prezidentų tai sakė. Bet ES, netgi tie prezidentai, kurie sakydavo, ir tuo labiau ES biurokratai, jie visą tai žiūrėdavo, na, tam tikru mitu. Aš Briuselį pradėjau dirbti 16 ir aš atsimenu, buvo tie sprogimai, teroristiniai atvejai ir Trumpas. Ir aš atsimenu, kaip tie politikai, kuriuos tu žiūri per teliką ir tu galvoji, va, ten rimta chebra, jie supranta, jie dėlioja dalykų, kokie jie yra naivūs. Kokie yra naivūs ir kokiam burbule realiai kažkokiam, aš nežinau, iš kur tai atsiranda, jie gyvena. Tuo metu aš kalbėjau tai, kas dabar yra, na, tiesiog apie terorizmą, kuo tai baigsis, migracija,
Rusija ir tu matai, kad, tu į jų neprisibeldi dėl to, kad jie turi savo įsivaizdavimą ir jiem mes, Baltijos šalis, esam, tiesiog kažkokios isterikės, kurios kelia dalykus ir kurios, užaugs kada nors ir taps kaip jie, suprantantis visą grandioziškumą ir kur mes čia visi einam. Tamsi, jie yra susikūrę utopiją ir jie joje gyvena. Ir tai aš galiu pasakyti visiškai nuoširdžiai. Tie žmonės iš tikrųjų yra labai atitrūkę nuo to, kaip gyvena statistinis europietis, tuo labiau tuo, kaip gyvena Rytų Europą ir mes. Dabar seniai tenais nebuvau, kad pamatyčiau, kaip tai atrodo. Manau, kad daugelis dalykų išmokta, kai kur tai yra vėlgi, aš moku skaityti biurokratinius popierius, dar labai daug ir visokius pranešimus spaudai, dar labai daug tiesiog banalių tekstų, kuriame nėra turinio ir kurie yra tiesiog parašymai tam, kad užfiksuoti dalykus, bet ne apie iš tikrųjų kažkokius dalykus, kurie yra svarbus. Tai Briuselis iš tikrųjų buvo, atitrūkęs, švelniai tariant, labai smarkiai. Ir tie 27 suvažiuojantis, jie priima sprendimus, kuriuos įgyvendina atitrūkęs Briuselis, kurias nepriima Trumpo ne kaip politiko, bet jiem tai buvo absoliučiai totalus šokas, kad kaip taip gali būti. Tai būti negali, nes negali būti. Ir tuo metu dar Brexitas ir šitas, ir tai vaizdelį, žinokit, buvo, pataikiau į patį įdomumą, tai buvo stipru. Ir ką mes turim suprasti? Dabartiniam pasauliui, kuris, baigėsi tas pokarinis pasaulis, jau čia visi mes esam. Visi tai suprantam, tas pasaulis, kuris buvo sukurtas po Antrojo pasaulinio karo, mes esam naujoje realybėje. Ir tai yra grįžimas į 17-18 amžių, tarptautinius santykius, jeigu mes paimtumėm, kai yra daug žaidėjų ir daug koalicijų formavimuose, kurių tikslas yra rasti balansus vienas su kitu. Iš esmės šitą tarptautinę politiką suformavo Richelieu. Richelieu, jeigu jūs prisimenate iš D'Artagnano ir Trijų muškietininkų ir D'Artagnano, tas blogietis, kuris buvo, tai buvo Richelieu. Jisai buvo tikrai labai tarptautiniuose santykiuose, tikrai vienas iš tų korifėjų, kurie kūrė pasaulio tvarkos mentalitetus ir logiką. Ir jisai buvo sukūręs, kad balansų tarp žaidėjų, kurie įsitvyravo Europoje, logika. Europos pagrindinis faktorius, kad jie niekada nesugebėjo Europą apsivienyti į vieną darinį. Kaip tai padarė Kinija, nežinau, pritemptai galima sakyti Rusijos imperija, kur jinai tiesiog, užimdavo teritorijas ir taip jinai tapo to, ko jinai tapo. Europa to nepadarė visų pirma dėl to, kad mes turime, Didžioji Britanija truputį yra jūroje, ar ne? Ir niekas nesugebėjo jos paimti. Ir kai jos tu nepaimi, automatiškai jos tarptautinių santykių tikslas visada yra skaldyti europiečius. Kad Europoje nesusiformuotų viena jėga, kuri būtų, kuri grėstų ir Jungtinei karalystiai. Tai buvo šimtmečius ir jinai tiesiog visada palaikydavo tą pusę prieš ką nors. Tam, kad būtų kažkoks balansas ir Europoje balansuotų ir visi ten vienas ant kito ten šnairuotų ir jie nekalbėtų vienas su kitu ir tai galų gale nebūtų prieš Britaniją. Tai tas nedidelis, kiek ten tų kilometrų sąsiaurėjo vandens ruožas Europą padarė tokią, kokia jinai ir dabar yra. Ir dabar mes grįžtame prie tarptautinių santykių, kurie bus balanso principų paremti. Tai reiškia, kad valstybės ir galios tiesiog žiūrės, kur jos gali balansuoti savo galią ir tai automatiškai iššauks kitų darinių judesius tam, kad jie subalansuotų tą galią prieš. Atsiras keiščiausios koalicijos tam, kad viena ar kita galia, kad atsverti vieną ar kitą galią, ar ne? Bet čia kita tema, mes dabar apie Europą. Ir tam, kad Europa būtų vienas darinys, jinai turi padaryti savo namų darbus. Kitaip jos tiesiog neliks. Paaiškinsiu.
Yra kelius punktus, aš susirašiau, ką mes turime suprasti apie ES, jeigu mes norime judėti toliau. Jeigu to nebus padaryta, aš esu įstikinęs, tai yra pabaiga. Viena ar kita forma mes eisim į dugną ir tai pasibaigs, tiesiog jungtinėmis tautomis ar kažko panašaus. Bus biurokratai, kurie rašys kažkokius popierius, ten skraidys, kalbės, bet realiai de facto nieko čia nebus. Ir šiandien aš noriu su jumis aptarti, ką ES turi padaryti, kad jinai taptų tuo, ko jinai taptų. ES viena didžiausių problemų paradoksaliai yra tai, kuo jinai labiausiai giriasi. Jeigu jūs paklausysite, ES vis dar sakys, kad mes sukūrėme ES rinką. Yra vieninga rinka. Taip, jeigu ta prekė nori patekti Šiaulius ar Lisaboną, taip, tai yra vieninga rinka įvažiuoti. Bet ar mes esam vieninga rinka kaip tokia? Kiekviena šalis turi savo ekonominius ciklus, savo finansinę, bankinę struktūrą, ar ne, kur jinai labai saugo, tam, kad kiti neateitų ir jos nesugriautų, nes čia finansiniai klausimai. Savo mokestinę logiką, mokesčių rinkimo logiką ir kitus dalykus. Ir svarbiausia, ekonominius ciklus, kuriuose gyvena. Vokietija turi vieną ekonominį ciklą. Lietuva turi kitą, Skandinavijos šalis, kurios yra ES trečia. Kokia čia yra bendra rinka? Netgi tenais, kur yra bendra valiuta, tai sukelia problemas dėl to, kad, tu nežinai, kokią monetarinę poziciją dienos pabaigoje tau vykdyti, dėl to, kad, vienur yra viena situacija, kitur yra kita ekonominė situacija, ar ne? Ir Centriniam Europos bankui tas iššūkis yra, nepaprastai didelis. Tai problema pirmoji, kad mes neturime bendros rinkos, realios. ES, tu gali sakyti, kad, pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos valstijos, Kalifornija turi savo logiką, ten kokia nors, nežinau, Florida savo, o Teksasas savo. Taip, visiškai sutinku, ir mokestinės sistemos, ir kitas. Bet tai yra kitokio mastelio neintegravimasis, ar ne? Tu turi pakankamai kapitalo, kad tu vystytum savo verslą bet kuriam taške. Ir vienas didžiausių iššūkių Europoje, ar toje pačioje Lietuvoje, yra kapitalo trūkumas kaip tokio. Ir, Lietuvoje kapitalo yra smarkiai per mažai, jeigu tu nori pradėti vystyti verslą. Tu turi problemas, nes tas banko sektorius yra visai kitoks negu Vokietijoje. Tai Jungtinėse Amerikos valstijose visos tos nedidelės dalys yra išspręstos. Į jų rinką integruoti yra žymiai labiau, ar ne? Tai pagrindinis dalykas. Ir čia mes prieiname prie įdomiausio dalyko. Žinot, kada visą tai Jungtinėse Amerikos valstijose buvo išspręsta? Tai buvo išspręsta 1790. Kai Jungtinės Amerikos valstijos kariaudamos ir tarpusavį, ir su Britais, kur ten jie nekariavo, tik tai Hamiltonas, tuometinis finansų sekretorius, pradeda vieną dalyką daryti. Jis pradeda imti bendrą skolą. Visos valstijos susitarė, kad jos kartu skolinsis dėl poreikių kariuomeniai. Bendra skola. Bendra skola iš tų 13 valstijų per ilgą laikotarpį sukuria Jungtinės Amerikos valstijas, kurias mes žinom dabar. Tas Hamiltono sprendimas ir įtikinimas 13 tų kolonijų, valstijų, kurios tuo metu buvo tokios, pradėti skolintis bendrai. Jie turėjo bendrą priešą, kurį reikėjo nugalėti, ir tas bendras priešas jiem padėjo integruotis. Ir tais integracijos priežastis buvo skola. Dėl to aš sakau, kad labai tas Rusijos efektas, kuris dabar mes turim, ir saugumo efektas, ir tos visos kalbos dėl skolinimuose, tai yra Rubikonas, kuris vėlgi nėra peržengiamas, valstybės narės tą supranta. Covid-e skolinimasis buvo vėlgi, mes galim kalbėti apie bendrą pasiskolinimą, bet tai ne to lygio, dar ne tas lygis. Kai tu pasiskolini taip, kaip, siūlo dabar Europos komisija, koks popieris valstybėm narėm padėtas ant stalo, tai buvo visai kitoks pasiskolinimas ir tai būtų
tas integracinis postumis. Dėl to kai kurios valstybės narės tokios atsargios ir taip, skeptiškai tai žiūri, nes jos supranta ilgalaikės to pasiekmes. Tai yra praėjimas tam tikro Rubikono, kurį Jungtinės Amerikos valstijos praėjo 1790 metais. Ar ne? Jeigu ES atsirastų bendras skolos popierius saugumui, kitiem klausimam, technologiniam proveržiui, kitiem klausimam, tai iš esmės pakeltų integraciją visai kitą lygį. Ir aš esu už tai. Aš nesu didelis fanas kai kurių integracinių projektų ES, bet šitas yra labai labai svarbus. Mums būtų labai labai naudinga skolintis kartu su Vokietija dėl to, kad tai yra pigus pinigai, dėl to, kad tai mums naudinga, bet tuo pačiu tai pririša mus prie kitų ES valstybių. Žymiai labiau negu dabar yra. Vienas svarbiausių saugumo aspektų mums dabar, tiesą pasakius, yra euras. Ką aš turiu omeny? Jokia finansinė institucija, saugumo institucija ar kitos neįsivaizduoja, ką reiškia, jeigu, sakykime, neimkim mūsų, kokia nors ES šalis, kuri yra eurozonai, jeigu jinai būtų okupuota trečiosios jėgos. Ką tai reiškia? Ką tai reiškia finansų sistemai? Ką tai reiškia pačiai eurozonai, pačiam eurui? Tokio eksperimento, pavadinkime, taip niekas niekada neturėjo. Ar jo įsipareigojimai, turtas, kas su tuo vyksta? Niekas niekada neįjungė versijos ir logikos, kad eurozonos valstybė, ar ne, kad jinai gali būti okupuojama trečios šalies ir ten pradėtų vaikščioti rubliai. Ką tai reiškia bendrai eurui? Ir dėdės, kurie ir gyvena su euru, kurie yra labai labai įtakingi, jiem muštų saugiklius, jiem pagalvojus, ką tai reiškia. Ką tai reiškia ir tai yra didelis saugumo aspektas. Tai pirmas dalykas. Mūsų realiai atskira rinka, mūsų pinigų politika, kuri yra visiškai atskiri, mūsų gebėjimas pasiskolinti. Nes ką daro Jungtinės Amerikos valstijos, tu turi bondus, 10 metų ten, kitus. Tai norėtųsi to paties ES. Norėtųsi to paties ES, kai ES skolinasi ir kitos valstybės perka jos taip skolą ir mes judam, nepravalgom tos pinigus be jokios abejonės, bet kuriam kažką, visai kito lygio. Ir čia yra galimybė. Čia yra tikrųjų ES didelė galimybė tiek pačio saugumo, sprendžiant tuos klausimus, bet visų pirma, kuriant ES, kuri yra iš tikrųjų sąjunga. Antras dalykas, ką aš noriu, kad mes užfiksuotumėm. Labai daug kalbų yra apie žaliąją politiką. Žalioji politika yra tapus tokia, visi mėgėjai pašnekėti apie kokia yra bloga žalioji politika paskutiniu metu, tai lengvai konvertuojama valiuta, nes čia žalumas ir visi kitokie dalykai. Vėlgi, mitas. 2 faktoriai. Jungtinės Amerikos valstijos prie Bideno padaro vieną dalyką. Jie išleidžia covidinį tokį fondą, tartum covidinį, post-covidinį fondą finansinį, kurio tikslas tartum padėti atsigaunančiam verslui. Iš esmės tai yra paslėptas būdas pritraukti visų kitų valstybių fabrikus, didelius korporacijas ir panašiai. Siūlant, kaip sako Šiauliuose, belenkokius pinigus. Belenkokius pinigus. Lietuvoje irgi, žinau, per didelius verslininkus vaikščiojo ir ateikit pas mus. Lygiai taip pat ir kinai vaikšto per visus ir tiesiog fabrikais perka visus, kas tik įmanoma ir kas tik nori pajudėti. ES, tai kiekviena didžioji galia tai sprendžia savai. Kinija per subsidijas paslėptas, Jungtinės Amerikos valstijos prie Bideno tartum tas fondas buvo, ES tai iš esmės sprendžia per žalią kursą. Tai yra užslėptas būdas padėti mūsų verslui pereiti transformacinę technologiją, pritempiant tai prie kažkokio ekologinio faktoriaus. Tai skamba gražiai, žalumas, kiti dalykai, bet iš esmės tai pagalba tam europiniam verslui, viena ar kita forma. Tu neatvirai duodi, bet tu sakai, tai po 50 metų tu ten jau
CO2 nebus. Taip jau nebus CO2. Nu tai tada imk čia milijardą. Ir taip yra daromi dalykai. Tai iš vienos pusės tai yra užslėptas būdas padėti europiniam verslui transformuotis į 21 amžių, kiek čia tie europiečiai, kiek čia mes sugebam į tą 21 amžių įeiti. Ir antras dalykas yra liūdnesnis. Jeigu matematiškai, kaina energetikos svyruoja, bet kiekvieną dieną, kad jeigu būtų paprasta skaičiuoti, kiekviena diena Europos Sąjungai kainuoja 1 milijardą eurų, kurie išplaukia iš Europos Sąjungos, kad Europos Sąjunga nusipirktų energetinius resursus reikalingas savo. Tarsi čia nėra varianto, kai sako, nusipirko iš kokių nors ten rusų ar sauditų ar ten kažkur naftos. Tarsi mes turime žiūrėti realiai. Situacija tokia, kad arba iš rusų, arba iš kiniečių Europos Sąjungos šalis bus priverstos pirkti. Ir kai iki Junktinių Amerikos valstijų kaina tokia, kokia yra, daug šalių, kuriuom tas Ukrainos klausimas daug mažiau rūpi, jos bet kokiu atveju ir ten stiprus verslas, kuris turi savo lobizmą be jokios abejonės, jie ir perka ten iš visokių ten po stalu dalykų ir visi supranta iš kur tai, bet visi vaidina, kad ten koks Indijos kokia nors ten nafta ar kas nors. Tai išeina iš to, kad mes neturim savų. Mes neturim savų ir viena ar kita forma tą reikės pirkti. Lempa stovi, elektra čia veikia, ar ne, šildymas būna, gegužės mėnesį. Visą tai reikia daryti. Visą tai, tai reikia žmonėm, tai reikia verslui, tai reikia visiems. Tu turi apšildyti ir įjungti tą šviesą. Ar ne, klausimo nėra. Ir tokioj situacijoje ES yra įkaitė. Jie gali tik tai iš kažkur įsivežti. Buvo sukurtas toks modelis, ypač čia Merkel, dėkui už tai. Tai mes dabar situacijai su žaliuoju kursu yra to sprendimas, ką mes su tuo darom. Kaip mes išeinam iš to, kad per metus priklausomai nuo variančiųjų kainų, iki 0,5 trilijono eurų kažkas gauna, didžiąją dalimi ir mūsų priešai, gauna mūsų pinigus už tai, kad mums reikia energetinių resursų. Europos Sąjunga privalo spręsti šitą klausimą. Privalo. Ir žaliasis kursas yra vienas iš to dalykų. Saulė, vėjas. Aš net nebejoju, kad laiko klausimas, kai mes grįšim prie atominės viena ar kita forma diskusijos. Nes tai yra, ypač dirbtiem intelektų judant, kai reikės labai daug energijos. Neįtikėtinai daug energijos. Ir atominis dalykai yra vienas iš tų sprendimų. Atominė dabar tiesą pasakius pritraukta, kad tai yra žalioji politika. Ar ne, buvo ten prancūzų prastumta. Kas ten dar buvo? Vandenilis, čia mažiau realybės, geotermija ir visi kiti dalykai. Mes būsim priversti tenais judėti. Nes arba mes šersim visus aplinkui ir jeigu mes nešeriam rusų, Jungtinės Amerikos valstijų, jų kaina yra tokia, kad tie patys fabrikai tada sako, mes ateinam pas jūs dėl to, kad pas jūs ten 3 pigiau tas energetinis resursas, o mes esam tam labai imlus ir mes negalim šitą žaidimą žaisti. Ir verslai tada eina Jungtinės Amerikos valstijos. Tai Jungtinės Amerikos valstijos visada, ta kaina, kol neatvažiuoja, vienas dalykas, ir antras, jinai supranta, kad yra būdas spausti Europos verslą. Tai jinai tikrai neužsiminės labdara, nepradedam čia, būti naivais. Ir mes turim Rusijos resursus. Ir ten yra visokie sauditai ir visi kiti dalykai, kiek ten yra įmanoma gauti. Tai jeigu mes nesprendžiam žalio kurso, iš esmės, taip rimtai šito klausimo, mes niekada niekur nepajudėsim. Mes būsim situacijai, kur mes nepakonkuruosim su likusiu pasauliu niekaip. Absoliučiai niekaip. Toliau. ES institucinė reforma. Jeigu man reikėtų pasakyti, pradėsiu nuo Kissingerio žodžių. Turbūt tikrai girdėjot, Kissingeris yra pasakęs, tai kam man Europai paskambinti, su kuriuo aš galėčiau kalbėti, ar ne? Kas man atsakytų į klausimus, kokia yra Europos pozicija.
To mes neturim, dėl to, kad kaip mes su jumis ir kalbėjom, 27 valstybės turinčių savo įsivaizdavimą. Europos vadovų pirmininkas, jisai realiai yra, sekretorius. Europos komisijos pirmininkė, jinai yra Europos komisijos pirmininkė, bet niekaip neveidas Europos Sąjungos realus. Ir tai yra neatsakomas klausimas dabar. Tai be jokios abejonės sąrangos reikia. Ir tą sąrangą aš pradėčiau nuo Europos parlamento. Europos parlamentas yra visiškai nepasiteisinusi institucija, absoliučiai. Jis yra paskutinė iš tokių rimtesnių sukurtų institucijų. 79 metais buvo įsivaizdavimas, kad bus europietis kažkoks žmogus ir tas europietis tartum jau balsuos ir jinai atstovaus tuos dalykus. Tai ką daro Europos parlamentas? Europos parlamentas tik tai instituciškai kasdieną kažkur bando vis naujas teritorijas paimti tiek su komisija, tiek su nacionaliniais parlamentais. Aš buvau atstovas nacionalinio parlamento Europos Sąjungoje. Tai buvo, tiesiog neįtikėtina. Ir kaip mes Europos parlamentu kiekvieną dieną ten stumdaisi dalykus dėl to, kad tu supranti, ką žaidžia Europos parlamentas. Europos parlamentas vis sako, tai jūs čia nesirūpinkit, mes čia nuspręsim, jūs čia nacionalinis parlamentai, žinai. Tai yra būdas save legitimizuoti, nes Europos parlamentas iš esmės yra apie nieką. Jis yra apie nieką, atsirado tokia utopija ir noras atrodyti demokratiškiam ir buvo sukurta institucija, kuri yra apie nieką, kuri rašo popierius, kuri tartum priiminėja sprendimus ir jinai pati supranta, kad jinai užsiminėja niekalais. Ir kad tai lygiai labai lengvai galėtų pakeisti nacionaliniai parlamentai, kurie, jeigu ten reikėtų kažkokių debatų, ten žemės ūkio klausimų, ar ne, tai suvažiuoja žemės ūkio komitetai į Briuselį, priima sprendimus ir važiuoja. Tu absoliučiai per dieną gali išspręsti Europos parlamento netikimo klausimą ir tai būtų gana simboliška, bet tai būtų simboliška tame, kad tu atsikratai kažkokių biurokratinės utopijos, kurios tikslas yra, kaip aš matau, labai dažnai legitimizuoti save, o ne priimti kažkokius sprendimus. Čia dar kita istorija, kurį nors aptarsim artėjant Europos parlamento rinkimam, nes čia įdomi diskusija. Tai mums reikia kitokios sąrangos, mums reikia atsikratyti institucijų, kurios tiesiog neveikia ir mums reikia apsibrėžti aiškiai, kas yra viršui Europos vadovų taryba ir Europos komisijos pirmininkas, kad mes suprastumėm, kas pakeltų ragelį, kas yra ta koordinuojanti institucija. Bet vėlgi, tai nepakeis logikos, kad tai yra 27 valstybės narės, kurios turinti savo gyvenimą ir savo supratimą. Ar ne? Toliau. Jeigu mes norime, kad Europos Sąjunga būtų žaidėjas naujoje pasaulyje, kitas klausimas yra finansai. Europos Sąjunga turi tapti tikra kapitalo sąjunga. Kapitalas turi judėti, jo turi būti pakankamai kurti verslus. Kai kuriuose valstybėse jo tikrai yra nepakankamai, tokiuose kaip Lietuva. Ir verslas turi gauti ir žmogus. Aš esu įstikinęs, kad kodėl aš turiu eiti į lietuvišką banką, imti nekilnojamo turto paskolą, kodėl aš to negaliu padaryti, jeigu mes esam viena rinka, kodėl aš to negaliu padaryti Vokietijos bankė ar Portugalijos bankė, kuris galbūt turi dabar kapitalą ir pasiūlytų man pigiau. Ar ne? Kodėl? Kame logika? Nesąmonė. Ir dabar valstybės narės labai saugo savo bankinės industrijas, neprisileisdami ir bijodami ir prižiūrėdami, reguliuodami iš esmės taip, kad saviem. Nes tai yra savų verslų finansavimas ir visi kiti dalykai. Tai mums reikia iš esmės ES viduje užlieti pinigais, bet užlieti ne taip, kaip buvo padaryta po kovidiniu laikotarpiu, kai Europos centrinis bankas tiesiog bankus užliejo 6 trilijonais. 6 trilijonais bankam. Aš nežinau, kur tie pinigai nuėjo. Sveikinu tuos, kurie visą tai sugebėjo tame vakarėlyje sudalyvauti, bet statistinis žmogus vidurinė klasė to nepajautė. Jie tai pajautė tik tai per infliaciją. Tai laba diena. Juos tiesiog tik tai apvagė dar infliacijos formą. Tai mums reikia to kapitalo, kuris suteiktų galimybę verslui judėti.
Ir dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, tai pažiūrėkit, kur keliauja didelis. Mes turim diskusiją dėl antros pensijos pakopos. Tai kas atsitinka, kur didelė dalis tų antrų pensijos pakopų pinigų? Aš esu įsitikinęs, prisipažįstu, reikia atsisėsti, peržiūrėti, bet aš neabejoju, kad didelė to dalis yra Amerikos kapitalo rinkoje. ES turi atsirasti tie kapitalo, tas vidinis, tas JAV siurblys, kuris susiurbė kapitalą, nes visi nori investuoti į Amerikos biržas, ar ne? Ir taip, čia yra sunki situacija, kad tu čia turi būti Apple ir visi kiti dalykai, į kuriuos tu norėsi pirkti. Nes dabar, kas atsitinka, tai tiesiog kapitalas nori eiti į JAV. Jeigu yra kas nors daugiau pasitaupęs, tu kur tu eini, tu eini pas Warren Buffettą, pas BlackRock, arba ten perki Apple ir panašiai, ar ne? Visą tai Jungtinės Amerikos valstijos. Tai kas atsitinka dabar, mums reikia, kad bent jau tie mūsų pensijų fondai, instituciniai investuotojai, taip vadinami, atrastų Europą. Kad jie vis daugiau žiūrėtųsi čionais, vienaip ar kitaip, o ne tenais. Ir taip, mums reikia, kad atsirastų tai, ką mes galim pasiūlyti, bet mes privalom tai padaryti. ES privalės tai padaryti. Puikus pavyzdys, kad dabar kai kurie fondai atsisako, pavyzdžiui, Teslos dėl Elono Musko. Niekada nemaniau, kad Elonas Muskas taip save sudegins. Atsimenu, kai buvo rinkimai ir atrodė, kad, aš jums sakiau, kad tikrai pripažįstu, kad, žiūrėkit, Tesla pajudės. Ir jinai, Elono Musko įmonės pajudės. Ir tiesą pasakius, jos pajudėjo, jų užsakymai valstybiniai išaugo. Nenustebsiu, kada čia ir į Marsą paskelbs, kad reikia važiuoti, Trumpas. Bet tikrai nemaniau, kad jisai save sudegins taip politiškai. Čia vienas pavyzdžių, kad verslui nereikia, verslininkui, kuris turi verslą, nereikia susitapatinti su politinė jėga ir tu sudegsi. Bet, užsakymais, tiesą pasakius, ten man patinka, kai ten rodo kiek Dodge'as ten nupjauna valstybės visokių blogų dalykų, ar ne? Labai geras dalykas, tiesą pasakius, geras darbas. Ir kiek tenais viešaisiais visokiuose konkursuose laimi Elono Musko firmos. Tai labą dieną. Tai visa tai turi vykti. Visa tai turi vykti, kitokios situacijos nėra. Čia be jokios abejonės, kaip tai negražiai ir nekapitalistiškai skambėtų, turi būti, visiškai kitokio lygio kapitalo parama visokiems startupam, nedidelėm įmonėm ir kitiem. Kas būtų Elonas Muskas nuo pat pradžių, jeigu jisai nebūtų gavęs, tiesiog jis buvo užlietas pinigais, jam fondai buvo atverti, tik tai daryk jaunuolį. Ir jis išaugo į tai, ką jisai išaugo. Kodėl? Dėl to, kad Jungtinės Amerikos valstijos viena ar kita forma labai remia tokius dalykus. Tu turi idėjų, tu kapitalo visada turėsi. Kapitalas nėra problema. Problema yra idėjų trūkumas. Tai mums reikia silicio slėnio. Silicio slėnio viena ar kita forma, nes kitaip tiesiog nieko nebus. Ta mes turim labai aiškiai suprasti. Ir tam mums reikia kapitalo. Bendra saugumo politika. Bendra saugumo politika, gynybos, Kubilius tą bando pabiški daryti, rašo visokias baltasias knygas. Kame yra problema? Didžioji problema tai, kad kiekviena valstybė turi savo ginklo logiką, ar ne, kuri nesusijungia su kita. Tai jeigu mes artimiausių ir vidinių laikotarpių sukurtumėm iš tikrųjų vieningą logiką ginklų pramonės, kur standartai atitiktų ir vokiečiai, prancūzai, portugalai ir lietuviai gamintų produktą, kuris yra, jie tikrai gamins dabar, kuris atitinka vieną standartą, tai būtų labai judėjimas į priekį. Ir tada kažkokie specializavimas, į kur reikia vienas dronas, kitas tą, trečias tą. Tai mums reikia to labai ypač atsižvelgiant į, kad mes turime suprasti vieną dalyką. Jungtinės Amerikos valstijų ginklas su visa pagarba, ar tu gali tuo pasitikėti? Įsivaizduokit, mes nusipirkėm Jungtinių Amerikos valstijų ginklų, o sekantis prezidentas, sakykim, Vensas. Įsivaizduokit. Tiesiog šaržo logikoje. Tiesiog noriu paaiškinti.
Na ir įsivaizduokit, mūsų ginklai yra Junktinių Amerikos valstijų, bet jisai tiesiog, jie tenais gerai su Rusijai sutarė tuo metu ir mūsų ginklai tiesiog neveikia iš esmės. Mūsų sistemos karinės iš Junktinių Amerikos valstijų, mūsų lėktuvai nekyla. Sunkesnės technologijos, kulkosvaidį tu ten nieko neatjungsi. Bet jau kokiam nors ten geresniam tankė, turbūt ten jau biški yra įmanoma paspausti mygtuką ir tiesiog neleidžiama viena ar kita forma kovoti su mūsų priešais. Tai ES negali savo to leisti. Jeigu mūsų santykiai ir Jungtinės Amerikos valstijos juos stako į tokią poziciją, tai yra ėjimas all in. Ir Jungtinės Amerikos valstijos to dar iki galo nesupranta. Kai tu pradedi su Grenlandija, dėl Grenlandijos daryti dalykus ir tu pasakai, kad, žiūrėkit, Danam, ten jūsų ginklai, gal čia biški, jūsų lėktuvai iš Jungtinių Amerikos valstijų, F-kės, ten sunkiau jom bus. Kas tai yra? Ar ne? Kas tai yra? Vienbalsiškumo principas užsienio ir saugumo politikoje. Negali viena valstybė nulemti kitų 26 narių poziciją. Ar tai būtų Vengrija Rusijos atžvilgiu, ar tai būtų Ispanija, Venesuelos atžvilgiu. Negalima taip. Mes turime, surasti 3-4 valstybės, kurios turi sudaryti, 5, kurios turi sudaryti kažkokį vientisą balsą tam, kad sustabdytų visų kitų judėjimą į priekį. Taip tiesiog negalima. Ir čia nebėra klausimų. Čia tas kiekvienas už save mums kainuoja per brangiai. ES toliau švaisto kosminius pinigus ir aš to nesuprantu mūsų priešom. Kiek į Baltarusiją sukišta pinigų. Hamasą, pavyzdžiui, galima suprasti, nes buvo naiviai tikimasi, kad Hamasas tampa politinė organizacija. Bet vėlgi pinigų yra per daug ištaškoma mūsų priešam. Ne vieno euro. Tai mūsų pinigai yra per brangus šitiem dėdėm visiems. Ir nepaprastai svarbus skaitmeninė priklausomybė. Pradėkime nuo to. ES 2 startupai, Europoje pavadinkim, kurie išaugo ir tapo dideliais. Tai yra Spotify ir tai yra OnlyFans. Dabar jie Amerikoje, iš Jungtinės karalystės išjudėjo, kaip aš suprantu. Bet sakykim, datemkim, kad čia pas mus, ar ne, OnlyFans su savo specifinė informacija. Nes kas yra socialiniai tinklai? Socialiniai tinklai yra ne tik politinė įtaka, kai tu matai kaip žmogus, ką mato ten socialiniuose tinkluose TikTok'e, ką mato Facebook'e ir kitur, bet tai ir yra duomenys, kurie yra apie 21 amžiaus nafta. Ir tie duomenys šiuo metu iškeliauja ten į Kiniją, į Jungtinės Amerikos valstijas, viena ar kita forma. Priimta visokių įstatymų, bet kaip tai realiai veikia, mes įsivaizduojam. Tai ES piliečio turtas, jo duomenys, kaip jisai jame elgiasi, ko jisai nori, ko jis ten ieško, yra jo nuosavybė. Jinai nėra Kinijos ar Jungtinių Amerikos valstijų kažkokia naudinga prekė jiems. Ar ne? Tai mes būsime priversti sugalvoti savo socialinius tinklus vieną ar kitą formą, kurti interneto iš esmės ekosistemą, kuri viena ar kita forma būtų apie mus. Ir duomenys, kurie juda pas mus. Taip padarė Kinija, taip padarė Rusija, sugebėjo iš esmės taip padaryti, ar ne? Tai aš manau, Europa irgi tai gali. Tam reikia politinės valios. Patikėkit, lobizmas, vienas daugiausių lobistų išleidžiančių yra socialiniai tinklai. Briuselyje jie tenais gesina visas galimybės, nes jie supranta, kad laiko klausimas, kai europiečiai ką nors pradės galvoti, atsibus ir sakys, kažką reikia daryti, tai ten yra labai labai daug dalykų, kurie nugesinami tenais. Briuselyje tam, kad tiesiog visas iniciatyvas, labai labai daug pinigų, bet mes būsim priversti tai daryti. Geopolitinis buferis. Mums reikės buferio nuo Šiaurės Afrikos
iki centrinės Europos. Kai kurių valstybių, kurios nepriklauso Europos Sąjungai. Mums reikės, kad jie būtų kažkokia viena ar kita forma buferis nuo visokių blogių dalykų. Ar ne? Tiek trumpai. Toks atrodo, ir tuo pačiu metu labai ambicingas, sunkiai gyveninamas, bet be to mes, tiesą pasakius, nepajudėsim. Be vieno kito dalyko galima kalbėti kokią nors ES reformą, institucinė, kiek jinai reali dabar, nes tu ką nors pajudinti, tam reikėtų referendumo, be jokios abejonės tu to nepadarysi, bet kalbėti apie tai, judėti prie didesnės dalies šitų punktų įgyvenimų, ES bus priversta viena ar kita forma, nes kitu atveju mes tiesiog tampam apskritai didžiųjų žaidėjų teritorijoje jiem žaisti. Ir patikėkit manim, tai yra ne tai, prie ko pratę europiečiai ir mūsų valgytų po vieną. Nes kodėl Trumpas nemėgsta ES, pastebit, kaip vieningai jie žiūri. Trumpas nemėgsta ES, Putinas nemėgsta ES ir Xi Jinpingas nemėgsta ES. Ir visi jie stengiasi pasiekti vieną dalyką. Jie nori, kad ES valstybės narės būtų po vieną. Jie nenori ES darinio, dėl to, kad jie supranta, kad ES kaip darinys yra žaidėjas, su kuriuo jiems reikia skaitytis. Valstybė po vieną, netgi jeigu tai būtų Vokietija, po vieną tai yra visai kitas žaidimas. Ir todėl tas ES noras sugriauti ES yra toks gajus. Jie supranta, kad tai yra įrankis ir galimybė europiečiam kabintis. Ir tuo įrankiu mes turim pasinaudoti, jeigu mes norim būti kažkokie žaidėjai. Tai tiek šį kartą tokia specifinė tema. Aš sakau, tikiuosi jums susiklausė. Jos tikrai reikia, nes jeigu mes norim judėti toliau ir nesuprantam, kur mes esam ir kur mes turim judėti, tai yra paradoksas. Ir aš tikiuosi, tai jums šiandien biški prisidėjo prie supratimo apie tai, kur mes esam ir apie ką mes esam. Ačiū jums. Šį kartą iki kitos savaitės.